Sveiki, mėlyjeji. Labas, sveikinuosi su jumis. Esu nuoširdžiai laiminga ir dėkinga, kad jūs čia su manim. Džiaugiuosi, kad ir vėl jūs čia žiūrit, klausot mane, klausot, ką visata šneka per mane. Ir kviečiu prenumeruoti šį kanalą. Turiu svajonę pasiekti 1000 ir daugiau prenumeratorių skaičių, tai yra lyg aukštesnis lygis YouTube. Ir kviečiu pagelbėti man ir jūs taip pat gausit naudos iš to, kai užsiprenumeruojat kanalą, kai įkeliami nauji video, jūs gaunat žinutę, taigi nepraleisit naujų įdomių video. Pirmieji sužinosit apie tai ir galėsit pasižiūrėti, sužinoti. Ir šiandien įdomi tema - angelų žinutė įkvėpta Mėnulio pilnaties. Ir Mėnulio pilnatis stojo 7 spalio 6:48 Avino ženkle. Taigi ugnies stichija zodiako rate Avinas yra numeris 1, tas toks ryžtas, užsispyrimas, ugnis, pirmas žingsnis ir noras pasiekti. Taigi tokios energijos su Mėnulio pilnatim ateina įvairūs išsprendimai, paleidimai. Šiek tiek paskaičiavau numerologiškai apie kągi šios energijos. Tai diena sudėjus visus skaičius susideda į 17, tai yra didysis arkanas žvaigždė. Taigi reiškia, kad su šiuo Mėnulio pilnaties ciklu sužyba žvaigždė, kuri lyg primena jūsų norus, svajonės. Ir šiai kortų kaladėj tai žvaigždės su lotosais, taigi tokia lyg ir ramybė, lyg netradicinė Avino energija, bet jaučiasi būtent tokios, kad yra ir ta ugnis, ryžtas, užsispyrimas, bet kartu su rudeniška nostalgija, lyg ir toks sulėtėjimas jaučiasi. Ir diena 7, taigi vežimas didysis arkanas, o laikas susideda į 18, taigi Mėnulis visam gražume atsiskleidžia ir čia parodo mūsų tas dvi pusės. Matom, čia yra šuo, kuris mus kviečia būti draugiškais, naminiais, taip pat ir vilkas, kuris yra ta laukinė prigimtis ir norisi būti nesutramdomais laukiniais, tai yra sąmonė ir pasąmonė. Ir stipriai reiškiasi, ypač per Mėnulio pilnatį. Turbūt žinot, daugiau ar mažiau, kad žmonės jautrus ir jaučia tos ciklus. Ir kad šis Mėnulio pilnaties ciklas bus apie susilygiavimą su savo svajone, apie įgyvendinimą savo svajonės, išsilaisvinimą iš kažkokių blokų, kurie trukdo, ar kažkokią žinutę jaučiasi, jūs gausit tiesiog ar skambutį, laišką, kažkokį užrašą ant pravažiuojančio automobilio ar reklamos skydo, jūs pamatysit ir tai gali jūs sugrąžinti į jūsų tą kelią, kur jūs siekiat savo svajonės, galite prisiminti ir nusipurtyti tos blokus, kažkokius trukdžius, galite jūs treptelti koją kaip ryžtingas avinas ir nuspręsti, kad jums tenai, neklausyti tų baimių, to vilko, klausyti šuns, priimti save ir būti geriausių draugų savo, nebūti kažkokiu priešu, tuo vilku, kuris šiepia dantis, bet būti tuo šuniu, kuris visada džiaugiasi
savo draugiją ir taip subalansuoti tą baltą ir juodą ir pasiekti tai, ką jūs iš tikrųjų trokštat ir norit. Ir jaučiasi, angelai sako, kad tas svajonių išsipildymas vyksta tada, kai yra ramybė, kai yra balansas, kad ne per euforiją kažkokius fejerverkus, bet tos telotosai ir šneka, kad tai rami tokia būsena laimės, kad apie tai matosi šis mėnulio ciklas. Ir pasižiūrėkim daugiau, kągi angelai jums nori pranešti. Jautėsi, kad norisi išsakyti, perskaityti net 3 variantus, taigi rinkite savąjį, 1, 2 arba 3, bus laiko kodai, kad galėtumėt nukeliauti į savo pasirinktas žinutes, o galbūt norit ir 2 ir 3 pasižiūrėti. Ir pradžiai ištrauksiu orakulus, nusistatyti situacijai ir variantui, taigi 1 variantas, 2 ir 3. Ir išjauskit, kurisgi jūsų, kuri korta galbūt gyvybingesnė, ar patinka skaičius 1, 2 arba 3, ar turi dar kažkokį savo vienam žinomą būdą, jeigu reikia laiko išjausti situacijai, variantui, tai galite sustabdyti video. Taigi kiekvienas jauskit save, jauskit savo originalų būdą ir tas būdas yra pats geriausias. Taigi pradėsim nuo 1 varianto ir atverskim kortą. Taigi matosi nuostabi energija. Nežinau, šitą kortą, kad yra apie gausą ir tai yra sėkmė, gera sveikata ir gausa. Taigi matosi nuostabios energijos atsiveria jums kartu su šio mėnulio pilnaties ciklu. Angelai turi jums gerų žinių ir jie norėjosi perskaityti angelų žinutę, angelų pasaulio, jūsų globėjų ir asmeninio angelo, kurio dažnai žinutės skaitau, ir visos komandos, kuri šalia jūsų, ta teigiama energija, ta globa, pagalba ir apsauga. Taigi matosi, kad jie turi gerų žinių, kad šis metas tai yra gausos įvairiomis prasmėmis, kad ir gera savijauta ir gausa įmanoma. Taigi pasižiūrėkim, kasgi toliau atsiskleis 1 variantui. Noriu situaciją identifikuoti Lenormand kortų pagalba, ieškosiu čia žmogaus ir pasižiūrėsim, kas prieš žmogų, kas už jo, taigi kokia aktuali situacija, kokia angelų žinutė jums. Ir 1 korta pasižiūrėkim, kokia. Tai yra labirintas, tai kažkokia situacija, matosi, kad jūs esat paieškose ir gali būti, kad tai trunka visai ir ilgą laiką, kad jūs čia ne vienas klaidžiojat, įvairios situacijos, taigi aktualiausia tai santykių ir darbo, veiklos, pinigų srityje, ir kad galbūt ieškot jūs asmeninio partnerio ar esat nutolę, norit sušilti, susitarti, ar gali būti, kad jūs ieškot kolegos, bendradarbio, bendraminčio, ar dar kažkokių svajonių turit, galbūt verslą kurti ir esat paieškose to žmogaus. Taigi tokia 1 energija ir ieškokim, koksgi čia žmogus ir kokia situacija. Taigi tikrai, kad paieškose ir yra kažkokie neaiškumai,
nes čia matosi žmogus, kuris mums pasirodė, tai yra vyras ir štai kortų kaladėje dvi vyrų kortos, taigi pasirodė tas vyras, kuris yra stiprus, kuris su Marso pakabučiu ant krūtinės ir ta krūtinė matosi tokia plati, stipri, taigi žmogus, kuris ryžtingas, kuris tose paieškose, nes matom, kad čia, taigi, čia tinka ir vyrams, ir moteriams, ir vyrai, ir moteris, žmonės stiprus ir tokie ryžtingi, kaip ravina energiją, jaučiasi mėnulis savine, kad žinot, ko norit ir ryžtingai einat į priekį ir klaidžiojat tais labirintais, galbūt kažkur jūs nueinat ne ten, ar nepastebi to, kas yra šalia, kažkokios yra kliūtis tam svajonėms išsipildyti, nes matosi už nugaros, tai yra laivas, tai yra įvairios kelionės, paieškos, kažkam tai ir fizinės kelionės, ir kažkokios lokacijų keitimai, galbūt paieškos labai plačių aspektų, gali būti ir internetiniai erdvėje, jūs ieškot kiekvienas to, ko ieškot, turit savo kažkokią viziją ir matosi, kad prieš žmogų yra debesis, tai yra kliūtis, tai yra kažkoks ir nusivylimas šiek tiek ir liūdesys. Kaip mes žinom, kai diena apsiniaukusi, tai ir energijos lyg stinga, tik dabar tokia situacija, kad norisi, kad tie debesis išsisklaidytų, norisi aiškumo, kad pasirodytų saulė ir viskas išaiškėtų, norisi veikti. Taigi matosi tokia dinamiška situacija, paieškos ir kliūtis ir angelai turbūt žino atsakymą, kaip išsklaidyti tos debesis ir kas už tų debesų ir kurgi tie atsakymai, kaip išeiti iš to labirinto ir kaip susitikti tai, ką jūs trokštat, svajojat. Taigi keliaukim tada toliau naudosiu taro kortas ir pasižiūrėkim, kokie jūs esat, kiekvienam įdomu apie save išgirsti, taigi kaip angelai jūs mato šiandien, taigi mato tokį žmogų tikrai paieškose, labai panaši korta ir čia, ir žmogus 10 blazdų, taigi keliauja į tikslą, kaip čia ir švyturys tas, kuris šviečia ir kviečia, lyg ta kelrodė žvaigždė, bet 10 lazdų tai yra sunki tokia kelionė ir galbūt jinai ir trunka ilgą laiką tų savo norų, svajonių link, nes ir čia matosi tas judėjimas, paieškos ir čia taip pat ir iš pradžių net mes matėm, kad ta žvaigždė kviečia, vis dėlto yra kažkoks noras, svajonė ir angelai sako, kad tai gali išsipildyti, kad dabar metas sėkmės, tau gausos, pasinaudok tuo, taigi kokios dar energijos ir tokio ir pasidavimo jau nurimusio proto, kaip 4 kardai ir manot, kad jūs galbūt ir esate auka, bet čia ant kaladės dugno matosi ir 3 lazdos, taigi tokios įvairios būsenos, didysis arkanas čia yra pakabintasis, taigi tokia būsena ir jaučiasi, kad ta kelionė, tos paieškos lyg užtruko per daug ilgai ir kad lyg ateina kažkoks ir nusivylimas ir manimas, kad galbūt to niekada ir neatsitiks, bet kartu ir šiek tiek ir viltis, kaip 3 lazdos vis dėlto yra, kad jūs dairotės į tą horizontą ir tas lyg laukiat, kad atplauktų tie laivai, kad įvyktų tas norų išsipildymas, taigi sunki ilga kelionė tęsiasi, kur
jūs esat lyg užstrigę tam tikroje situacijoje ir ateina dvejopas būsenos ir pasidavimo, bet ir vilties, kad išsipildys, taip angelai jūs mato ir jie šalia stebi jūs. Ir pasižiūrėkim tada, kokiagi ta jūsų svajonė, koks tas jūsų noras, kogi jūs iš tikrųjų norit. Matosi, kad kažko, kas labai pradžiugintų jūs kaip ažas taurių, kad jūsų širdis virpa ta kryptimi, kur ta jūsų svajonė. Ir tai yra apie meilę, matosi didysis arkanas, mylimieji. Štai kortų kaladį, dvi mylimųjų kortos, ši yra tokia, kuri vadinama atviri mylimieji, kurie pasirinko vienas kitą, kurie myli nuoširdžiai. Ir kažkokie matosi yra apribojimai. Ir čia 7 monetos lyg tas noras, svajonė patirti meilę, taigi daug žmonių čia žiūri ir perskaitysi tai keliais lygiais. Vieni nori su esamu partneriu suartėti, atgimti, atgyti, mylėti, vėl įsimylėti iš naujo kaip ažas taurių, išsivaduoti iš tam tikrų apribojimų, iš tos rutinos kaip 7 monetos, lyg tai yra ta kasdienybė, kuri maitina, bet nesuteikia didelio džiaugsmo. Ir tai, kodėlgi tai vyksta, tai yra tam tikros programos, kurioms jūs atsiduodat, visai nepagalvoję ir todėl lyg nutolstat nuo savo širdies troškimo. Taigi jūsų noras, svajonė atnaujinti tą ryšį, o kitiems pagyvinti, įsimylėti iš naujo, pajausti, kad vėl turit jūs širdį ir kad jūsų mylimo žmogaus širdis atsiliepia, o kitiems tai galbūt sutikti žmogų, įsimylėti, patirti meilę abipusę, tokia atvira, džiaugsminga, ir kad yra kažkokia lyg rutina, kažkokie apribojimai, taigi kiekvienam savo situacijos, bet visiems apie meilę, įsimylėjimą, apie jausmus, apie išėjimą iš rutinos, išsilaisvinimą iš kokių mentalinių programų, kurios trukdo tai padaryti. Ir pasižiūrėkim, kągi reikėtų jums subalansuoti, kad šis noras išsipildytų, kągi jums angelai patars. Taigi reikia atverti širdį, reikia mylėti, kad čia daug ir nėra ko patarti. Matosi, kad tūzas taurių tai ir yra apie meilę, ir kad ir pati visata jums padėtų, kad tai yra jūsų pasirinkimas užverti širdį ar atverti. Taigi viskas priklauso nuo jūsų, ir kai jūs atveriat širdį, tai ir pati visata jums padeda. Ir matosi, kad 10 monetų taip pat ir 7 taurės išeiti iš iliuzijų ir fortūnos ratas. Taigi, ką subalansuoti, tai fortūnos ratas tai ir yra ta balanso energija, kuri ir sako, kad visata padėtų tau subalansuoti, bet tu pats turi norėti, kad tu pats turi apžvelgti, kas tai yra iliuzijos tavo aplinkoje ir kas tai yra tas stabilumas, ta šeima, tos vertybės, ir kad pasikliauk savo širdimi. Taigi reikia subalansuoti pasitikėjimą savo širdies vedimu, ir širdis nori to stabilumo, to 10 monetų būsenos, kad būtų toks klestėjimas, pasitikėjimas, gražūs santykiai ir išėjimą iš tokio nepasirinkimo, nežinojimo, iliuzijų, kažkokio įsivaizdavimo, kad jūs iš tikrųjų norit, bet nenorit, kad jūsų širdis nori ko kito,
kad yra toksai disbalansas ir todėl čia ir yra tas matosi blokas, kažkoks buvimas iliuzijose ir neįsitvirtinimas materijoje. Ir kad toks širdies sutrikdymas, tada širdis nežino, ką daryti ir užsiblokuoja ir kažkokios situacijos išsibalansuoja. Taigi, kad įmanoma tai subalansuoti, angelai sako. Ir pasižiūrėkim tada, kaipgi subalansuoti, ką jums daryti, kas padėtų. Taigi patarimas. Stabilumas, pasitikėjimas savimi, imperatorės būsena moteriai, o vyrui toks požiūris į moterį, kad jinai yra imperatorė, pasirinkimas tas moters ir vežimas, taigi ta energija, kuris Mėnulio pilnatim ateina, kad padės jums, matom, kad mes čia turim šią energiją, vežimas ir čia, taigi ir čia. Ir išėjimas iš tam tikrų situacijų, paleidimas emocijų ir eikimas į priekį, kad nereikia čia skubėti, jūs visur spėsit, kad toks, matosi tokia situacija, kasgi padėtų. Tai suvokimas vertės moterims ir vyrams, vertinimas savo moters, kad pasirinkimas jos, kad jinai yra imperatorė, pamatymas tų gerųjų savybių, tai galbūt ir atgaivintų tą įsimylėjimo jausmą ar vyrams, tai jeigu jie pastebėtų moters gerasias tas savybės, kad jinai yra imperatorė, tai ir pasakytų komplimentų, pradžiugintų moterį, tai gautų atgalinę tokią meilės bangą ir įsisuktų viskas tokiam sūkury, kad lyg pasileistų tos senos energijos, kam tai yra santykių atšviežinimas, tai lyg greituoju būdu pasišalintų kažkokios nuoskaudos ir kad įsivyrautų tokia ramybė, balansas, kad po to kažkokio gūsio, lyg ir emocinio kažkokio išsireiškimo, išsikalbėjimo, jaučiasi, kad šitą Mėnulio pilnatis galbūt taip ir paveiks, kad kažkokia situacija gali atsitikti, kai moteris bus žavinga ir sukels tam tikras emocijas ir bus išsakyti jausmai, meilės galbūt žodžiai, kažkokios situacijos, gal vyras ar moteris, o gal ir abu slėpia savo tikruosius jausmus ir bus toksai išsakymas, išsilaisvinimas, atsipalaidavimas ir tada jau tokia ramybė, kaip riteris monetų, kad tai yra gera čia ir dabar, kad nereikia skubėti, kad galima lėtai judėti į priekį. Taigi toks patarimas, kad pastebėkite tą grožį moterų, o moterims savo vertę, išsakykit jausmus, leiskite emocijoms išsilaisvinti. Ir kasgi tada bus, kurgi tas riteris nukeliaus, paklauskim, koksgi rezultatas tada. Rezultatas puikus, vyras pasijaus kaip imperatorius, taigi pora, imperatorė ir imperatorius. Kasgi dar, pasižiūrėkim. Ir stabilumas šventė namuose kaip 4 lazdos ir čia Tadž Mahalo šventykla Indijoje, taigi meilė žydi, atgimsta, įsimylėjimas iš naujo, taigi to, ko jūs trokštat norit. Ir aistra taip pat, riteris lazdų ir kasgi dar. Ir kad išėjimas iš tokio trūkumo jausmo, lyg tai jau pabaiga ir matau, kad čia dar ir tas bemiegės tokios naktis, sunkios mintis lyg pasišalins, taigi rezultatas puikus.
kad atgimimas ir aistros, ir tokio stabilumo namuose, meilės, kažkokie burtai vyksta, matosi, kad jūs pajausit, kad jūsų santykiai ilgalaikiai, stabilūs, džiaugsmingi, ugningi ir kad baigsis tas trūkumas, tos bemiegės naktis, kažkokie apmąstymai. Ir šitų kortų matosi, kad ir bus išsilaisvinta iš tų apribojimų, kaip čia 8 kardai. Tai ir apie kągi tie 8 kardai, apie trūkumo jausmą, apie tai, kad tos mintis neleido jums ramiai miegoti kažkam, tai buvo įvairūs apmąstymai, galbūt ir tamsiu paros metu, bet kad įmanoma iš to išsilaisvinti ir kartu matosi, kad jums atsivers gausa, nes 5 monetos tai yra trūkumas, o ši energija priešinga, taigi jūs nukeliausit į gausą, kai jūs paklausysit savo angelų, tai matosi, kad ir stabilizuosis ta jūsų situacija, kad šios kortos tai ir yra tos gausos, kurią visi nori trokšta patirti, kai moteris ir vyras lyg imperatoriai savos namuos ir tai yra meilės lyg šventykla. Taigi tokia nuostabi angelų žinutė, kad galite jūs tai turėti, patirti šiuo metu. Ir norisi dar pasižiūrėti vieną orakulą pabaigai, tai yra rožių orakulas ir sakoma, kad rožės tai labai panaši vibracija į meilės vibracijas. Taigi pasižiūrėkim, ką rožių orakulas jums nori pasakyti šiandien. Tai yra vidinis toks šauksmas, kad klausyk savo sielos, kad jinai žino ir būk drąsus. Taigi tokia angelų žinutė, tokia pabaiga, gražus finalas, kad jūsų širdis žino ir matėsi iš kitų kortų, ta širdis lyg ir ta siela, galima taip sakyti, šneka ir tūzai tai yra tie vienetai ir šviesos jėgos. Per vienetų šneka pagelbėję angelai šiandien bendrauja su jumis, taigi kviečia jūs būti drąsiam ir paklausyti, ko jūs iš tikrųjų norit ir matosi, koks gražus scenarijus gali išsipildyti ir kad čia gausa įvairiom prasmėm ir savijauta gera ir tada jau norisi ir darbuotis ir kurti materiją, pritraukėt situacijas, pinigus, klientus, susitikimus ir įvairias šventes ruošiat iš tos tokios meilės, kad jinai jumise žydi. Taigi taip angelai jums šiandien šneka ir dėkoju pirmajam variantui. Jeigu patiko, tai paspauskit patinka, pakomentuokit ir keliaukim toliau tada į antrąjį variantą. Antrasis orakulas. Taigi apie ką antrasis variantas pasižiūrėkim. Tai apie išmintį, išmok džiaugtis ir kad menas ir muzika tau padės. Taigi nuostabi tokia žinutė antrajam variantui. Tas, kas pasirinko antrąjį variantą, jūsų angelai globėjai sako, kad pastebėk, koks esi išmintingas ir kiek visata tave apdovanoja, kad tu gali pajausti savo tą vertę per įvairias tokias praktikas, per meną, per muziką. Galbūt ir esat jūs žmonės, kurie muzikuojat, kurie dainuojat, kurie kūrėt savo rankomis įvairius kūrinius. Taigi, kad taip išsireikškit, taip visata, taip dieviškumas kalbės per jūs, o jeigu to dar nedarot, bet jaučiat,
kvietimą, tai leisk kitam atsitikti, kad būna, kad žmonės įvairiais amžiaus tarpsniais pajunta, kad jie nori kažką naujo veikti visai netikėtai ir po to pasirodo, kad jie turi tam talentą. Taigi antrasis variantas apie tai, kad sekit savo širdim, savo impulsais. Ir tai gali atsitikti per šį mėnulio ciklą, nes jį inspiruoja Avinas, kuris yra vienetas, naujos pradžios, ugnis, lyg naujas kažkoks ciklas. Tai jeigu jaučiat, kad norit kurti meną, teatrą, muziką, šokti, dainuoti, tai ir darykit, kad leiskit savo pabandyti. Ir tai atsitiks, kad jūs turit kažkokius lobius, kuriuos ir atskleidžia ši korta išminties, vidinio potencialo. Ir pasižiūrėkim, kasgi daugiau čia mums atsiskleis. Taigi, identifikuosim situaciją Lenormand kortų pagalba ir antrajam variantui tai yra fėjų Lenormand. Taigi pasižiūrėkim, kasgi pradžioj kokia korta. Tai yra lyg rykštės, kurios simbolizuoja tokį kažkokias diskusijas, nesusikalbėjimą. Tai gali būti tokia situacija, kad viena jūsų dalelytė sako, kad eik ir bandyk kažką naują, kurk tą meną ar dar kažkokius savo talentus atskleis, ko kita nenori klausyti. O galbūt ta situacija, kai kažkokie žmonės pastebi jumise kažkokį talentą, galimybę ir kviečia jūs išbandyti, o jūs lyg nenorit girdėti. Taigi, tokia situacija ir žiūrėkim, kokiegi čia koks žmogus atsiskleis. Ir pas mus vyrai šiandien reiškiasi taip pat vyro korta. Tai matosi, kad tokia situacija vyrui už nugaros yra raktas, o prieš vyrą yra raitelis. Taigi, taip pat pirmas numeris, naujas etapas, kaip ir jautis yra. Jautis tai ne pirmas, kažkodėl man tas jautis ir Avinas kartu iškyla. Taigi jautis matyti jau kaupėsi tos jėgos, kad reikės ir įdėti pastangų. Taip angelai šnabžda, bet Avinas tai yra vienetas, kaip ir raitelis, ir kad tai yra naujas ciklas, kelias, kad kviečiamas žmogus judėti. Taigi matosi tokia situacija, jeigu šnekame apie talentus, kurie atgimsta, atrandami, kad jūs ir suradot savyje kažkokį paslėptą talentą, o galbūt ir nepaslėptą, galbūt užmirštą ar kažkur nukištą giliai, kad kažkokia situacija iškyla ir tas raktas šneka apie tai, kad atsirakino kažkokia situacija miegojusi ir jūs prisiminėt savo norą, svajonę, savo talentą, ar dar įvairios situacijos galėjo iškilti ir kad jau jūs čia ir atsigręžę į tą pradžią, kad naujas kelias tiesiasi, kad kažkokią ir žinutę jūs kartu su tuo situacijos atrakinimu gavot ir kad metas judėti. Ir jūsų angelai nori jūs įkvėpti, palaikyti ir patarti, kaip geriau tai atskleisti, išnaudoti savo galimybės. Taigi, pasižiūrėkim, kasgi mums čia atsiskleis ir kokie jūs esate dabar. Taigi dabar taro kortas skaitysim ir tai yra gerųjų taro kortų kaladė. Pasižiūrėsim, kaip angelai mato jūs šiandien. Taigi mato žmogų karalienę taurių, tai galbūt ir žiūri šį kortų skaitimą žmonės jausmingi, tie menininkai, tie, kurie kūrė, taigi karalienę taurių,
tas žmogus jausmingas, kuriam kyla įvairios kūrybinės idėjos. Ir čia yra riteris lazdų ir nori vykti, gyvendinti. Ir čia yra 7 monetos. Taigi, mato jūs žmogų jausmingą, kūrybingą, įkvėptą, kuris nori įgyvendinti savo norus, svajones, ir matosi, kad tam tikrą laiką jūs ir atlieka tam tikrus veiksmus, kaip 7 monetos, kad kažką bandot, o galbūt ir šneka dar šios kortos taip pat, kad kažkokį laiką jūs užsiimat kažkokią lyg rutiną, kažkokiais darbais, kurie gal ir neįkvepia jūsų, kaip 7 monetos, tai pastovus veiksmas, darbas, kuris patenkina jūsų gyvybinius poreikius, bet nesuteikia lyg ir kažkokio per didesnio pasitenkinimo, kad jūs trokštat patirti stipresnius jausmus, didesnį pripažinimą, jaustis vertingesniu žmogumi. Taigi matosi, kad ir kyla lyg maištas, kad riteris lazdų tai ir sako, kad ta ugnis užsidega ir nebesinori būti toj rutinoje, norisi kurti, kad lyg ta ugnis tai ir yra tas savinas, kuris čia matosi per riterį lazdų išsireiškia ir prabūdina lyg jūsų tą kūrybingą prigimtį ir kad jūs čia daug išgyvenat įvairių tokių gilių jausmų ir norit matyti, kad jūsų norai išsipildytų tam tikroje situacijoje, kad atėjo metas kaip žvaigždė jūsų norai svajonė išsipildyti, kad pradžioj sakiau, kad sužybo žvaigždė kažkokia situacija, lyg prabūdino jūs, tai ir tas raktas, kad kažkas lyg atsirakina, ilgai snaudė, kas turi realizuotis ir kad jau nepavyks čia to išvengti, kad nebenorit jūs tos rutinos, bet norit jūs kūrybos. Ir pasižiūrėkim, kasgi toliau, nes matosi, kad ta situacija reikalinga jums patirti, kad tai yra patirtis, tai yra išmintis, kurios jūsų širdis siela trokšta patirti. Taigi, kokiegi ta svajonė, noras, pasižiūrėkim. Didelių pokyčių. Mirtis ir atgimimas, didysis arkanas, transformacija, kad jūs nebe norit gyventi taip, kaip gyvenę, kad norit, kad pasikeistų situacija iš esmės ir kad jūsų lyg širdis jaučiasi įskaudinta, taip kaip yra dabar, kad nebesutinka gyventi taip ir kad visokių minčių čia kyla ir kažkoks noras lėkti, keistis. Ir matosi, kad išdaryti pasirinkimus kaip 7 taurės. Taigi, kad noras, svajonė, tai yra pakeisti jūsų gyvenimą ir leisti savo pasirinkti tai, ko jūs iš tikrųjų trokštat, norit, ir kad ta situacija lyg nepasirinkimo, neleidimo jūs labai skaudina ir kad jau dabar metas judėti, kad kaip riteris kardų jau tai yra toksai nekantrumas ir didelis ryžtas tiesiog pakeisti, išsikalbėti, kad jis išgirstų, kad tas skausmas pasibaigtų, taigi jūsų vidus čia verda, nekantrauja, nori būti išgirstas, kiti tai galbūt žmonės ir išsakys ne vien tik tai savo, bet ir kitiems, gali net įvairios situacijos jaučiasi, ta mėnulio pilnatis, tai yra toksai
emocijų išpaleidimas, tai čia ir matosi, kad gali atsitikti tam tikros situacijos, kur jau užgniaužtos kaip 3 kardai kažkokios, kurios labai skaudina, kad jau metas joms išsiveržti į paviršių ir gali tai atsitikti, kad lyg jūsų vidus trokšta padaryti kažkokį pasirinkimą arba turėti laisvę rinktis, kad nebenorit gyventi taip, kaip gyvenę, kad jūs norit laisvės pasirinkimo ir kad matosi toks didelis troškimas ir toks noras gyventi kitaip, kad kaip gyvenę iki šiol jau jūs nebesutinkat, lyg kad trokštat kitaip. Ir pasižiūrėkim, kasgi padėtų subalansuoti šią situaciją, ką angelai patars jums. Taigi padėtų tokios naujos šviežios energijos, kaip nulinis arkanas, kad jeigu jūs norit to naujo pasirinkimo, kaip 7 taurės, rinktis kažką naują, ar leisti savo rinktis, tai taip ir darykit, matosi, kad patirkit tai ko anksčiau niekad nepatyrėt ir kad darykit tą perėjimą kaip 6 kardai, tai ir yra ta kelionė ir kantrybė apversta korta, kad nestabdykit, kad jau praėjot, jūs išmokot būti kantrus ir čia Mėnulis, taigi, kad Mėnulio energijos jums padės, kad išsilaisvinkit iš tų baimių, galbūt ir kažkokių giminės programų ar ir realių jūsų giminaičių gąsdinimų, kad gali nepavykti, ar dar kažkokie pavyzdžiai, kur kažkam nepavyko, kad tai nebe jūsų istorija, taigi jums padėtų toks ryžtingas nusisukimas nuo baimių ir nuo to stabdymo, kad jau ta kantrybė laikas nebepadės, kad čia jau jūs pribuvot pakankamai ir dabar metas judėti kaip 6 kardai į naujas tas būsenas ir patirti jas, kad ir Mėnulio energija jums čia padės išsilaisvinti iš to sustingimo, sustojimo, neveikimo ir judėti į naują. Taip jums angelai patarė ir kaipgi tai padaryti, dar paklauskim. Taigi būti tuo imperatorium, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes jeigu iškrito korta imperatorius, tai reiškia, kad jūs galit, kad angelai šviesos jėgos mato jūsų tą potencialą. Ir čia matosi, kad naujos kažkokios situacijos, talentai laukia būti pažadinti, priimti, išbandyti, naudojami. Ir toliau 3 monetos, taigi čia ir kažkokios naujos pamokos, ir augimas, ir pagalba, mokytojai, bendraminčiai šalia jūsų. Ir čia apversta korta 6 monetų. Ir kasgi dar, ir stiprybė. Taigi, kaip tai padaryti? Tai padaryti matosi sukaupiant savo jėgas, nes 6 monetos apversta korta šneka, kad jums pagelbėtų būti tuo imperatorium, jeigu jūs nešvaistytumėt savo energijos kažkokiems nereikšmingiams užsiėmimams, dalykams, kur nėra svarbu, kur yra praeities kažkokios situacijos, užsiėmimai, kur jau lyg ir išsemta, kad nebeaugina jūsų ir nesuteikia jums džiaugsmo, kaip tos 7 monetos, kad tai yra rutina ir praeitis. Taigi neskirkit jūs tam savo resursų, susirinkit juos ir būkit stiprus tuo, kad jūs savo energiją naudoja tikslingai, savo norų pasiekimui, tikslui ir eikit į priekį, kad
jums numatytas tas augimas ir čia matosi, kad 3 monetos tai ir yra pusė tų 6 monetų, kur 6 monetos tai ir tas toksai dalymasis į abi pusės, rūpestis kitais, kad dabar kita istorija, būtent per šį kortų skaitimą, kad sako, pasimkite tas 3 monetas, kad tai yra pakankama toms naujoms pradžioms ir kad būkite tuo imperatorium, kad sukurkit tą struktūrą, padėkit pagrindus tam, ką jūs norit iš tikrųjų turėti, kad matosi čia netgi rimti reikalai gali susikurti, jeigu korta imperatorius, tai ta lyg kūryba, kažkoks menas, muzika gali čia ir sukurti kažkokius verslus, ar dar kažkokias sąjungas, kurios yra reikšmingos, kad lyg ir pati visata padeda, tas traukos dėsnis kaip stiprybė sako, kad gali pritraukti tinkamus žmones, bendražygius, bendraminčius, gali padėti jums jūsų energijos nešvaistyti, kad jūsų angelai ragina jums panaudoti tai kūrybai, dėti pagrindus tam tikrai veiklai, kuri pagrįsta kūryba jūsų talentų atvėrimui. Taigi tokia žinutė jums ir kasgi tada, kas toliau, kai jeigu jūs seksit šiuo keliu, kasgi tada? Tada surasit išeitį iš tam tikros neaiškios situacijos, kad rasit tą žvaigždę ir kad jūs čia pražysit kaip karalius lazdų kūrybingumu. Taigi, jeigu mes šnekam apie kūrybą, tai karalius lazdų tai ir yra ta mūza, ta kūrybinė energija, ta charizma, tas veiksmas, ir lazdos tai tos, kurios sužaliuoja, taigi gali užaugti didelis medis, visas miškas iš jūsų įkvėpimo, ir uždirbti pinigus jūs galit, materiją kurti kaip karalius monetų, ir čia išsivaduoti iš tam tikrų apribojimų. Ir dar viena korta ir imperatorės, taigi ir vyrams ir moteriams čia tinka, kad visi pasijaus nugalėtojais kaip 6 lazdos. Taigi rezultatas, suradimas išeities, nors gal ir atrodė, kad tai nebus lengva, nes ir ta transformacija, mirtis ir atgimimas, tokia energija, kuri trunka ilgesnį laiką, kad reikia tam tikras situacijas išspręsti, išsiaiškinti su savim, paleisti ribojančius įsitikinimus, kad pereitumėt lygi simbolinį kitą lygį. Tai matosi, kad tai atsitiks, kad jūs atversit tą savo kūrybą labai plačiai ir kad tai bus ir materija kartu, kad tas ir matėm imperatorius, tai ta struktūra, imperija, kuri gali sukurti sėkmingą ilgalaikį tokį projektą ir galite uždirbti pinigų. Ir tai bus išsilaisvinimas iš kažkokio manimo, kad jūs negalit, ar kad tai yra neperspektyvu, ar kad tai yra kažkokia tik tai idėja, bet negalit uždirbti pinigų, bet matosi, kad galit iš šių energijų, ir gali būti ta imperatorė, galit džiaugtis tais pasiekimais. Taip jūsų angelai sako, kad pasitikėkit, ir kažkam tai gali būti dargi kažkokios situacijos, susitikimai įvairių tokių bendraminčių, kurie gali sukurti ir kažkokias sąjungas, kurios gali ir visiems būti sėkmingos, kad būti tokie sėkmingi projektai, kuriuose jausitės pakylėti,
lyg pakelti į kažkokį simbolinį aukštesnį lygį, nes šie oro balionai, kurie sklando virš žemės, taigi ir apie sėkmingas bendraminčių ir kūrybinių, ir verslių žmonių sąjungas taip pat dar galima perskaityti šias kortas ir pasižiūrėkim pabaigai rožių orakulą, kągi dar angelai jums nori pasakyti antrajam variantui. Ir tai yra, kad gydymas įvyko, taigi graži tokia žinutė ir sako, kad tu nesi sužeistas, kad pasitikėk procesu ir kad yra saugu būti šiek tiek tokiam lengvesniam, švelnesniam ir gal čia ir kviečia angelai pasitikėti jūsų situaciją, kad gal buvo kažkokios idėjos, mintis kyla, kažkokios žinutės atėjo, lyg raktai atrakino tam tikras spinas ir kad pajutot jūs impulsą veikti, kurti. Tai įvairios situacijos, kažkokios kūrybinės idėjos, kurios gali išaugti į veiklas, verslus, ilgalaikius projektus, bet nedrąsu, nes tai arba užmiršta sena, ar lyg niekad nebandyta to patirti, kažkokia veikla kūrybinė nauja, bet matosi, kad galbūt kažkada vaikystėje jums ir pasakė, kad jūs nesugebėsit ir jūs pamanėt, kad jūs negalit, bet angelai sako, kad jūs pagijot, kad jeigu jūs žengsit žingsnį ir gyvendinsit šį planą, tai ir bus toks patvirtinimas, kad jūs tikrai pagijot ir kad matosi ta gausa ir ta išmintis, kad jūs išmokot, priėmė tą išminties pamoką, kad jūsų galimybės beribės. Taip, angelai jums šneka ir dėkoju antrajam variantui. Jeigu patiko, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir keliaukim toliau. Tada pasižiūrėkim, apie kągi trečiasis variantas, kągi angelai jums nori pasakyti trečiajam variantui. Tai yra toks priėmimas, kad yra kažkokia lyg ir kažkoks noras, svajonė ir tai lyg kažkoks traukos dėsnis pritraukia, kad matosi, čia yra moteris ir stumbras ir lyg sako angelai, kad tu svajoji, trokšti kažko ir kad tai gali materializuotis ir kad tai yra kažkas netgi tokio didelio kaip stumbras, toks galingas dalykas, žmogus ar situacija ir kad tu priimk jį. Taigi kažkokia situacija yra, apie tai jaučiasi, kad jūs turit kažkokį norą, svajonę ir tai yra didelė, galinga svajonė, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą iš esmės, bet taip pat yra kažkokia dar baimė, blokas, kad priimti lyg ir norit, bet ir baisu. Bet kai tai atsitiks, tai bus nuostabu, tai bus didinga, taip angelai šneka ir pasižiūrėkim tada daugiau, kaip atsiskleis mums trečiasis variantas, angelų žinutė jums. Pradžiai ieškosiu žmogaus kortos ir pasižiūrėsim, kokiagi situacija. Taigi pirma korta tai ir yra žmogus, yra moteris, taigi tada mes, tai prieš moterį yra laiškas, o už jos yra raktas. Taigi įdomi tokia situacija, kad čia matosi visi kažką atrakinę, atradę, nes jų antram variante raktas kažkokios situacijos tikrai su mėnulio pilnatim atsirakina ir kad tokia situacija matosi moteris, kuri yra tokia įdomi, šarminga, viliojanti, romantiška, įkvėpta,
kažkokie paslaptinga ir taip visata, taip angelai mato jūs, kad turit jūs kažkokį sumanimą, nes atėjo kažkokie suvokimai, jūs supratot, kaip atverti kažkokias duris, kad raktas jau jūsų delne, jūs įminė tam tikrą myslę, supratot tam tikrą dalyką, kuris buvo jums anksčiau lyg nesuprantamas, nežinomas, bet dabar jūs jau tai žinot ir matosi, kad norit jūs lyg ir pranešti kitiems. Jeigu tai yra laiškas, tai gali būti, kad jūs ir ruošiatės, dėliojat savo mintis, kaip tai išreikšti, ištransliuoti, pasakyti kitiems. Taigi bendrai matosi, kad tai yra kažkoks didelis noras, svajonė, galbūt kažkam tai ir susiję su santykiais, ar kažkaip jaučiasi daugiau, kad tai yra širdies kažkokie reikalai, o ne veikla. Taigi taip ir traktuosiu šį variantą daugiau apie santykius, kad nori moteris patirti gražius santykius su stipriu vyru, bet yra ir kažkokia baimė, gal čia tokia situacija, kad jūs nesat santykiuose šiuo metu, tiesiog mintimis kūrė tą partnerį, kokio jūs norėtumėte, galbūt ir pažįstat tokį žmogų ir esat per nuotolį išsiskyrę kažkokiai pauzėje ar nesupratime, galbūt ir jūsų vyras, tas stiprus stumbras, kuris yra šalia, bet yra kažkokie lyg nesusipratimai, taigi įvairios situacijos susiję su moters ir vyro santykiais ir kad atėjo kažkoks suvokimas, jūs supratot, kaip suharmonizuoti, subalansuoti jūsų santykius, kad tai jau jums už nugaros, kad jūs supratot ir dabar jums tik reikia sudėlioti mintis ir ištransliuoti, išsakyti, išreikšti ir kad jūs suprastų, priimtų, subalansuoti tą situaciją. Taigi pasižiūrėkim, kas čia mums atsiskleis daugiau ir ką angelai jums nori pasakyti. Pasižiūrėkim, kaip angelai jūs mato šiandien. Tai yra Sofijų taro kortos ir kaipgi jūs mato. Mato tokį žmogų, kuris šiuo metu nusiteikęs veikti, kad yra tokia būsena augimo, 3 monetos, tai toks metas ir meistriškumo, suvokimo. Ir kai jūs sudėlioja tam tikras mozaikos daleles į vietas, kad matosi, jaučia ir tas jūsų noras turi labai greitai išsipildyti, iš šios kortos matosi. Ir tai yra kažkas tokio naujo, nepatirto, kaip pažas monetų, kad kažkokia nauja pradžia, tūzas monetų, taigi įdomiai monetas vien tik kūrėsi, bet ir lik yra ši energija, nes ant kaladės dugno tai mirtis ir atgimimas, tai reiškia kažkokia transformacija ir čia tas nulinis arkanas apversta korta, lyg ir baisu tai priimti. Taigi įdomios tokios būsenos, kad po kažkokio ilgo laiko, tokio nuoširdaus darbo matosi, kad jau ir atsiveria tie keliai. Iš šitos kortos matosi tūzas monetų ir kad jūs čia toksai žmogus kuklus, kaip pažas monetų, kad lyg darbavotės, galbūt čia ir kažkokius pokyčius darėt, suvokimus, priimėt įvairias situacijas ir gali būti čia įvairūs ir kursai, kažkokios praktikos, meditacijos ar dar įvairios situacijos, kur jūs
lyg ir tokiais mažais žingsneliais ėjot į priekį ir matosi, kad jau ir yra čia ta situacija, kai atsiveria tos durys, nes tūzas monetų tai ir sako, kad nauja pradžia, sėkmė ir matosi, kad ir šitos kortos, lyg jūs bandot sudėlioti tas mintis, suprasti, kaipgi tai išsireikšti, kaip priimti tas dovanas ir kad šią naujumą energiją lyg ir blokuoja, nes tai yra stipri energija ir kad tai yra pabaiga tų transformacijų, tam tikros situacijos jūsų gyvenime, galbūt vienų tai ir kažkokio nutolimo nuo jūsų partnerio, o kitiems tai metas sutikti tą žmogų, kad jau tų transformacijų pabaiga, kad atsiverkit naujoms toms energijoms ir kad tai yra sėkmė, kad tai yra pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse. Kartu su tom naujom šviežiom energijom ateina ir pasižiūrėkim tada, kokiagi ta jūsų svajonė yra, kągi angelai pasakys. Taigi, riteris monetų ir čia yra 6 lazdos ir čia yra atsiskyrėlis ir tūzas tūrių. Taigi, matosi, kad norisi jums išeiti iš tos vienatvės būsenos, patirti tą laimę, džiaugsmą, pergalės skonį, kad jūs pagaliau, jūsų širdis džiaugiasi, dainuoja, kad jūs išėjot iš to kažkokio laikotarpio ilgo, kai riteris monetų ir kalba apie tą transformaciją ir tos kitos kortos monetų kalbėjo, kad čia toksai žmogus, kuris eina į tikslą lėtai, užtikrintai, nenorit skubėti ir save kukliai priimat kaip pažą monetų matėm ir čia taip pat lyg ir nedrįstat stipriai išreikšti tų savo emocijų, bet jūsų noras, svajonė, kad baigtųsi kažkoks laikotarpis vienatvės, kai jūs gilinatės į save, ieškojat atsakymų ir matosi, kad radot, kad jūs norit vėl sugrįžti į bendrystę, į santykius, partnerystę, meilę ir kad toks yra jūsų troškimas, noras, kad tų kažkokių tobulėjimo laikotarpis, kad pagaliau baigtųsi, kad jūs pajaustumėt tą pokytį ir kad jūs čia galėtumėt atsipalaiduoti, kad jūsų širdis džiaugtųsi, taigi kiekvienam savos svajonės apie tą pažą taurių, kai širdis džiaugiasi, laiminga, kai yra supratimas, atsipalaidavimas, kai yra meilės energijos tėkmė, toks jūsų noras. Ir pasižiūrėkim tada, kas padės subalansuoti šią situaciją, kad tai išsipildytų, nes matosi, kad čia tokia energija kuklumo, lyg kažkokio tokio, kad žmogus yra lyg per daug kuklus, lyg nevertina savęs ir lyg neleidžia savo priimti to noro išsipildymo, kad galbūt ir iš vaikystės kažkokie draudimai buvo išsaugusių, kad neskubėk, kad būk kuklus, mandagus ir taip toliau. Tai nes matosi, kokį didelį norą, svajonę jūs galite išpildyti, kad jūs sukūrėt tokį didelį stumbrą. Taigi simboliškai, kad didžiulė svajonė gali išsipildyti, bet jūs vis tiek esat kuklus ir nesuvokėt savo galios, savo stiprybės ir kiek jūs galit. Taigi pasižiūrėkim, kas padėtų subalansuoti šią situaciją, kad norai išsipildytų.
Taigi išėjimas iš tos tokios rutinos, 7 monetų būsenos ir leidimas būti tenai, kur jūsų norai, svajonės, 10 taurių pilnatvė ir išėjimas iš to trūkumo, jausmo ir žemos savivertės kaip 5 monetos, savęs nevertinimo ir kad iš tikrųjų vertinkit save ir visata jums atsilieps to pačiu. Taigi, kasgi padėtų subalansuoti, tai leidimas visatai jūs apdovanoti, priėmimas dovanų iš visatos, vertinimas savęs ir neuždarimas į kažkokią rutiną, liepimas savo ilgai ir sunkiai dirbti, kad tie norai, svajonės išsipildytų. Tai matosi, kad ši energija jums nepadės tos rutinos ir taip pat nevertinimas savęs, kad būtent leidimas savo džiaugtis gyvenimu ir priimti, kad tas gražus vaizdas, kur žmonės laimingi, kur šeima, vaikai, visi kartu ir visos vaivorykštės spalvos ir kur jūsų partneris tiesia jums ranką ir priima jūs su meile ir kad jūs galite dalintis savo tom dovanom į abi pusės, tai yra normalu ir kad būtent šios būsenos leidimas savo tai patirti padės subalansuoti šią situaciją. Ir kaipgi tai padaryti, paklauskim dar patarimą. Taigi padaryti tiesiog ryžtingai nuspręsti, kaip karalienė kardų, kad čia ir protas turi dalyvauti tame sprendime. Ir kad nuspręsti ir keliauti pirmin, nedelsti. Ir matosi, kad jūs esat pakankamai stiprus žmogus, kaip stiprybė. Ir kad ir mylintis, nes ir tūzas monetų gal jau buvo, bet čia tūzas taurių. Taigi, kaip tai padaryti? Tai priimti savo stiprybę, matosi didysis arkanas stiprybę, tai ir jautėsi, kad čia žmogus nevertina savęs, kad jisai yra daug stipresnis, daug išmintingesnis, daug visko gali apriepti, išlaikyti, bet yra kažkoks kuklumas ir gali būti, kad tai iš vaikystės slepiasi, nes ši stiprybė su vaiku, vaikas ir liūtas, taigi tam tikros situacijos, kurias jau jūs išaugot, peraugot ir galit elgtis kitaip. Ir matosi, kad metas pažvelgti savo baimėms į akis ir jas nugalėti, kad jūsų niekas jau nebars, kad jūs esat suaugęs žmogus ir galit nuspręsti ir kad reikia daryti tai greitai ir ryžtingai ir atverti širdį, kad jūsų širdis tiesiog reikalauja dėmesio ir kad jūs pildytumėt savo širdies norus, troškimus. Matosi tūzas taurių, jau taip širdis trokšta išsilieti, pasidalinti savo jausmais ir kad darykit taip, kad nedelskit. Taigi ir tai jums padės savo stiprybės pripažinimas ir proto pajungimas ir ryžtingas žodis judėti tą linkme, kur jūs norit ir kad jūs jau pajėgus apginti savo širdį, būti stiprus, būti drąsus, taip angelai sako. Ir pasižiūrėkim, kurgi jūs tada nukeliausit, jeigu paklausysit patarimo. Taigi, nukeliausit į gerą šansą, kaip fortūnos ratą, kad pats likimas jums yra paruošęs kažkokią staigmeną ir apie kągi ji. Tai apie kažkokią magiją, kaip didysis arkanas magas. Ir
čia jau apversta korta 9 kartų, kažkokios sunkios mintis, kurios lyg širšius piečius kažkada nedavė ramybės, užsibaigs, matosi, su ta situacija ir kad jūs keliausit į šviesą ir kad tai yra išmintis, dar viena korta aukščiausias žynys. Taigi įdomios kortos iškrito ir netgi iš šitų 5 kortų tai net 4 yra didieji arkanai. Taigi situacija pasikeis iš esmės į gerą, nes tos sunkios mintis, tai viena tik tai korta ir tai yra mažasis tas vadinamas arkanas, kad tam pabaiga. Taigi galim ją mesti ir atidėti ir pasižiūrėti, patirinėti, kokie stiprus pokyčiai jūsų gyvenime atsitiks. Ir jautėsi, kad tai stipru, didinga, nes šis didelis stumbras, bizonas, galima suprasti, kiek jūs sukūrėt savo ketinimais, savo darbais. Ir matosi, kad tai tikrai galingas pokytis, kad tai yra įvairios tokios situacijos lyg atlygis, kad fortūnos ratas atsuks jums tai, ko jūs nusipelnėt, ką sukūrėt, ir kad tai bus lyg materializuota tam tikra situacija, kiekvienam sava, noras, svajonė, kas galbūt ir užtruko ir šiek tiek per ilgai kaip kantrybė laikas, bet taip pat visata sako, kad per tą tokį laiką lyg ištempta, užtempta jūs įgijot ir išminties, kažkokių patirčių, kad tai buvo vertinga, bet taip pat tai įdomi tokia situacija ir gali būti, kad tai bus ir susitikimas žmogaus, kuris vyras kaip magas, o moteris kaip angelas, kad kantrybė laikas angelų korta, taigi gali būti ir tokia situacija, kad pagaliau jūs leisit tai fortūnai jūs suvesti, kažkokia situacija pagaliau išsipildys, noras vyro tokio, kuris yra kaip magas, toks jaunatviškas, tas, kuris kūrybingas, tas, kuris kūrė mintimis, kuris gali materializuoti norus, o moteris lyg angelas šio žemė, švelni, kukli ir tokia lyg įdomi ir charizmatiška, paslaptinga. Taigi, kad šie žmonės gali susitikti pagaliau ir kad tai gali atsitikti, nes šitas magas ir šis angelas lyg panašios tokios energijos kaip ir šitoj kortoj, taigi gali atsitikti, išsipildyti ir tokia situacija, nes gali ir būti, kad ta moteris per daug kukli, nedrįso, bet pagaliau išsipildys ir kad tai atsitiks, gražus toksai susitikimas, norų išsipildymas. Ir pasižiūrėkim tada, kokį dar orakulą angelai trečiajam variantui. Tai yra močiučių energija, taigi giminės sistema jūs palaiko, kad prisimink savo šaknis ir yra perspektyva ir kad pasitikėk tą energiją, taigi matosi, kad moteriška energija jūs palaiko ir kad kviečia įsižeminti, galbūt čia ir ta žinutė yra tai moteriai, kuri nepasitikė šiek tiek savimi, kuri daug dirba, bet save kukliai priima, lyg yra kažkoks nepasitikėjimas. Tai ši giminės sistemos energija sako, kad gali tu
gauti stiprybės palaikymo, kad iš giminės sistemos ir taip pat ir vyrams, kurie kaip magai, kurie kūrė mintimis, taip pat kviečia tą moterišką liniją įsižeminti. Ir taip pat, kaip mes žinom, kad giminės sistema yra suinteresuota palikuonių klestėjimu, kad jūs išspręstume tam tikras situacijas, kurių jie nepajėgia išspręsti. Taigi ir dar tokia žinutė, kad leiskit, kad jūsų norai išsipildytų, kad išdrįskit, kad perženkit tam tikras programas ir kad jūs palaikomi, jūs mylimi. Taip šneka visata ir dėkoju jums už dėmesį. Trečiajam variantui, jeigu patiko, spauskit patinka, komentuokit, prenumeruokit ir kviečiu asmeninės sesijas. Kainynas yra ant šio kanalo sienos ir taip pat kontaktai. Dėkoju, iki, myliu.